jos aukštis 1987, bet kaip visada eisime aukščiau. Kaip matom, šiandien čia šilčiau, praėjusią vasarą buvo +3, šiandien +11. Rodo, kad lyja, nelyja, bet labai stipriai apsiniaukia. Užlipom į viršūnę, tai yra neužlipom, pakilom su keltuvu, bet atsiradom debesyje, nieko nesimato, lauksime, kol išsisklaidys. Būnant kalnuose pradedi suprasti tą posakį, kad reikia mokytis gyventi šią akimirką. Nes kalnuose visiškai nenuspėjama. Kitas tavo žingsnis gali būti lemiamas arba paskutinis. Turi žiūrėti kiekvieną žingsnį, ne į priekį. Dar kitas dalykas, kai tu kyli ir pamatai kažkokią uolą, atrodo, kad čia ir yra tavo tikslas, kad tu jau pasiekiai tą viršūnę. O pasirodo, kad tu esi tik pusiaukelį ir tavo viršūnė dar ne už vienos tos uolos. Ir atrodo, kai nebėra jėgų, atrodo nusivyliai, tu niekada ten nenueisi. Bet staiga, kai atsiveria tavo viršūnė, tarsi atsidaro antras kvėpavimas, atsiranda jėgų, motyvacijos eiti, nes tu pasiekiai savo tikslą. Na taip ir gyvenime. Visiškai nesvarbu čia kalnuose, kaip tu atrodo, ir turi manikiūrą, ar gražią šukuoseną. Svarbu susitelkimas, svarbu tikslas, motyvacija. Be abejo, planas, turi turėti planą, kur eisi. Nes jeigu neturėsi plano arba krypties, tu niekad ten nenueisi. Nes tu nenumatei šito plano. Esu labai gražioje vietoje, dėja nesimato. Gal kai po debesim jau nusileisim, gal pasimatys tas grožis. Linutė, dažnai kylam arba leidžiamės ir tylim, mane kažkaip mąstam savo mintise esam. Kokios tavo mintis ateina kalnuose? Labai įvairios, nes labai priklauso nuo dienos, priklauso nuo šios akimirkos. Šiandien labiau norisi gal toj tyloj tokio ir susikaupime būt, nes pati gamta tokia debesis kęsta rūke ir daugiau susikaupimo reikia. Tai kažkoks labiau šiandien gal apmąstymas, o kitom dienom tai džiaugsmas, tai nuostaba, labai tikrai įvairios emocijos. Nuo kiekvieno kalno vis kitokia nuotaika, ar ne? Jau matosi 5 ežerų dolina. Mes leidžiamės o taip, kol kas dar stačiai, bet po to gal bus šiek tiek geresnis kelias. O dabar va taip, reikia žiūrėti akmenį, kad ne pro šalį, nes gali ir nuriedėti. Štai esam ant tokios aukštinės, labai vėjas yra, dėl to apsirengėm šiandien. Šiandien kiek kitaip, nuo vėjo saugomės. Matot, debesuojasi labai rūkas, nes matyt, po lietaus kalnai rūksta. Mūsų laukia ilga kelionė.
Nežinau, gal apie 4-5 valandas dar eiti. Blogiausia tai, kad grindinys toks akmenuotas ir labai sunku eiti. Šiandien Liepos 23, o kalnuose va, dar yra sniego. Na, aišku, mes ten nebuvom. Iš kur parėjom labai šalta, bet jau sniegas buvo patirpęs. Dabar einam tokią lygumą jau kažkiek tai. Nedidukas kalnų ežerėlis. Viršūnėse sniegas matosi dar. Kad tokia laiminga. Leidžiamės jau kelias valandas ir vis dar ant kalno. Sunkus žygeivio gyvenimas, bet malonus. Kalno, kuris yra Rūke. Ten leidžiamės. Šleivom kojom grįžom į savo apartamentus. Pasidarysim arbatos ir eisim į savo kiemelį pasėdėti. Tyliai ramiai. Diena į pabaigą. Na va, 7 valandas vaikščiom po kalnų, surinkom parodiklių, kiek žingsnių? 23 888 žingsnių. Ir dabar mūsų raumenukams būtinai reikia atsistatyti. Tai ką dabar gersim? Gersim Smart Meal, tai yra protingas maistas, kuris turi augalinius baltymus, kas reikalinga atsistatymui raumenų. Taip pat, aišku, čia yra ir angliavandenių, kurių reikia raumenim atstatyti, daug skaidulų, labai mažai cukraus ir 24 mineralai ir vitaminai. Bet angliavandeniai ne cukrus, o kas? Stevija. Stevija, tai dabar plaksim kokteiliuką, gersim. Čia, kai nesinori daug, o norisi, kaip čia, nedaug kapsulių kažkokių gerti, o norisi visko daug viename gauti, vat idealus variantas. Jis gali tikrai atstatyti pilnai, nes ne visi baltyminiai kokteiliai turi tokią komplektaciją, kaip pavyzdžiui visus svarbiausius mineralus ir vitaminus. Čia yra nuostabus dalykas, ko mums šiandien šiam vakarui prireiks.